Labas, Deivi. Sveiki. Norėjau tave pakalbinti. Tu dalyvauji projekte Švari oda. Taip. Kiek laiko jau dalyvauji? Kiek kartų procedūras atlikai? Tiksliai neskaičiau, bet kažkur 3-4 kartus jau apie 2-3 savaitės dalyvauju, bet iš tikrųjų jaučiu, kaip keičiuosi. Jau po pirmos procedūros man mamas pasakė, kad kas tavo veidui atsitiko, jis pašviesėjo, pagražėjo. O net po pirmos procedūros? Taip, net po pirmos procedūros. O sakyk dabar, kodėl tu nusprendai dalyvauti šitame projekte? Aš manau, akivaizdu, galiu pasisukti profilių iš vienos pusės, iš kitos pusės ir jūs pamatysit mano atsakymą, kodėl aš nusprendžiau dalyvauti čia. Taip, ir tiesiog noriu išbandyti šitą visą kosmetiką tam, kad pasižiūrėti, ar jinai tau padės susitvarkyti su spuogeliais ar ne. Taip, ar ne? Pagrindinė priežastis tokia. Taip, iš tikrųjų, aš esu bandęs ir anksčiau kosmetikas įvairias veido, būtent atsikratyti spuogų ir veido nelygumų. Galbūt pritrūko kažkokio ryžto tęsti tai, bet nusprendžiau dabar tikrai tęsti ir tai vat. Bet dabar jau rezultatai matosi akivaizdžiai. Tu pats matai rezultatus, ar čia tik kiti mato žmonės? Aš pats ne tik, kad matau, aš jau vis tiek pasižiūriu į veidrodį, man įdomu, kas pasikeitė ar pasikeitė ir aš matau, kaip mano veidas šviesėja, lygėja po truputėlį, gal skamba ir neįtikėtinai, bet iš tikrųjų net ir jaučiuosi geriau. Tai labai smagu iš tikrųjų. Gerai, tai dabar dar toksai klausimas. Tai ar verta dalyvauti šitame projekte? Ar tu siūlytum kitiems žmonėms išbandyti tą patį, ką tu darai? Jeigu ieškai gražaus veido, tu būtinai turėtum čia sudalyvauti ir atrasti šypseną savo veide, lygiame ir gražiame veide. Smagu labai. O ką palinkėtum šiam projektui? Pločio ir kuo daugiau sukurtų lygių, gražių veidų ir nuoširdžių šypsenų. Smagu labai. Ačiū. Kitą kartą vėl pakalbinsim, pažiūrėsim, gal dar labiau bus pasikeitęs tavo veidas. Gerai. Ačiū tau.